Sveiki, jūsų dėmesiui laida Alfa taškas, aš Aurelijus Bezekavičius ir šiandieną laidoje kalbėsime apie Seimo etikos sargų niuksą, VSD pranešėjo istoriją tyrusiai komisijai, apie tai, kokias išvadas priėjo Seimo etikos sargai. Šiandieną paskelbta apie tai, kad parlamentinė komisija viršijo įgaliojimus, pažeidė kitus tam tikrus aspektus. Tai apie visą tai mes šiandieną pasikalbėsime ir pabandysime išsiaiškinti, tai kasgi toliau. Nuotoliu šiandieną turime du pašnekovus, Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė Aušrinė Norkienė, sveiki. Gerą dieną. Ir taip pat Seimo laikinosios komisijos tyrusios VSD pranešėjo istoriją pirmininkas Vytautas Bakas. Sveiki. Labą dieną. Pone Norkienė, nuo jūsų pradėkime, tai kokias išvadas padarė komisija, kokius faktus, pasak Seimo etikos sargų, dabar jau galima konstatuoti apie VSD pranešėjo istoriją tyrusios komisijos darbą? Taip, šiandien etikos procedūrų komisijos posėdyje buvo patvirtinta išvada, kurią teikė išvadų rengėjai, atlikę tyrimą, gavę generalinės prokuratūros kreipimąsi, vėliau buvo dar kelių institucijų kreipimaisi, jie buvo prijungti ir šios dienos išvadoje vis tik komisija pripažino, kad laikinoji komisija, atskleisdama ir pranešėjo tapatybę, vis tik pažeidė pranešėjo apsaugos įstatymą ir mes perduodame jau dabar generaliniai prokuratūrai vertinti galimai neteisėtą pranešėjo tapatybės atskleidimo aplinkybės, vertinti jiem pagal jų kompetenciją. Taip pat komisija pripažino, kad komisijos pirmininkas gerbiamas Vytautas Bakas vis tik nesilaikęs sąžiningumo, skaidrumo ir nesavanaudiškumo principų ir pripažinome, kad laikinoji komisija vis tik išplėtė tyrimo ribas, ištirdama klausimus, kurių jai nepavedė Seimas ir taip jinai buvo perėmusi kitų jau institucijų funkcijas. Ir žinoma, rekomendavome Seimui. Pone Norkienė, o tai pagal ką, sakykime, buvo nustatyta, kad ponas Bakas, kurio irgi turėsime galimybės paklausti, pagal ką buvo nustatyta, kad, sakykime, buvo pažeisti tie sąžiningumo, nešališkumo principai ir panašiai? Tai komisija įvertino, kad 2019 metais gerbiamas Vytautas Bakas buvo vieno iš kandidatų į prezidentus štabo vadovų ir sutikdamas jau dabar užimti šios laikinosios komisijos pirmininko pareigas bei atlikti įvykių, kuriuose pats dalyvavo tyrimą, būtent ir pažeidė šitos minėtus principus. Kas toliau? Toliau mūsų išvada jinai registruojama prie Seimo nutarimo dėl minėtos komisijos išvadų ir tada Seimas apsisprendžia, ar kreipia dėmesį, nekreipia dėmesį. Tai artimiausiame posėdėje, kuriame numatytas šio Seimo nutarimo priėmimas, mūsų etikos procedūrų komisijos išvada jinai bus pagarsinta. Pone Bakai, komisija jūsų vadovaujama, turbūt galima sakyti, kad skambiai su tomis išvadomis išėjo apie prezidentą, apie galimą prezidento pažeidžiamumą, apie prezidento aplinką, apie VSD darbo metodus ir pono Jauniškio darbo metodus. Dabar jūs gaunate, turbūt galima sakyti, savotišką niuksą iš Seimo etikos sargų ir šiaip apskritai kritikos išvadoms yra irgi nemažai iš įvairių pusių. Kaip jūs dabar tai, ką ir ponė Norkienė paminėjo, kaip jūs į tas išvadas reaguojate? Sutinkate su jomis, dalinai sutinkate, visiškai nesutinkate? Kaip galima sutikti su išvadomis, kada pati etikos komisijos pirmininkė šiandien laidoje kalba apie tai, kad laikinoji tyrimo komisija išviešino tapatybę. Tai yra sugalvota aplinkybė, išgalvota aplinkybė, nes etikos komisija puikiai surinko duomenų apie tai, kad pranešėjo tapatybė buvo išviešinta dar gerokai iki laikinosios tyrimo komisijos, kurią aš vadovau sudarimo, jinai buvo spaudoje. Antra, pats pranešėjas atvykęs liudyti į mūsų laikinąją tyrimo komisiją, pasirinko iš jam pasiūlytų liudijimo būdų. Jie buvo 3, tai yra liudyti slaptai,
toliau liudyti uždarai, ta prasme, kad jo veido nebūtų matoma ir liudyti viešai. Jo paties išreikštas sprendimas buvo liudyti viešai visai visuomeniai apie tai, kokias aplinkybės jis dirbdamas valstybės saugumo departamente susijusias su VSD veiklos pažeidimais, direktorius matė ir kaip su juo kaip pranešėjų buvo elgiamasi po to. Tai kitaip tariant, komisija teigdama, kad mes atskleidėme pranešėjo tapatybę, visiškai išgalvoja, ne tai, kad interpretuoja, bet išgalvoja nebūtas aplinkybės. Pone Bakai, tuoj sugrįšim prie jūsų, trumpai noriu dar į ponę Norkienę kreiptis būtent dėl pranešėjo tapatybės. Jeigu neklystu, tai iš tiesų viešoje erdvėje ta tapatybė buvo paviešinta ir pirmasis tą padarė apžvalgininkas Marius Laurinavičius. Ar netiesa čia yra? Kaip buvo nustatyta, kad būtent komisija ir ponas Bakas išviešino pranešėjo tapatybę, jeigu iš tiesų viešoje erdvėje ji jau buvo žinoma iki tol? Tai aš tik noriu priminti ir gerbiamam kolegai ir klausytam, kad pagal pranešėjų apsaugos įstatymą kompetitinga institucija pranešėjų apsaugos srityje yra tik prokuratūra. Ir tai, jog apie tą pranešėjo tapatybę viešoje erdvėje žiniasklaidos priemonių buvo pateikta nepatvirtinta informacija dar 23 metų kovo turbūt mėnesį. Tai nėra pagrindas kitom institucijom ar asmenims nesilaikyti būtent pranešėjams taikomo konfidencialumo. Ir tai mūsų komisija ir nustatė, kad šitas įstatymas buvo būtent pažeistas laikinosios šios komisijos darbe. Bet jeigu pats pranešėjas sutinka, jeigu taip galima sakyti, viešai liudyti, tai kur čia yra? Tai aš dar kartą ir kartoju, taip, šitoje srityje prokuratūra yra tikrai vienintelė kompetitinga institucija. Ir pranešėjas taip pat žinojo, kokios ir jo yra pareigos pranešant, taip kaip ir tretieji asmenys, tai vadinasi laikinoji komisija. Tai ar galima sakyti, kad čia iš esmės atsakomybė dėl išviešinimo ir pats pranešėjas turėtų prisijimti? Iš dalies taip. Pone Bakai, kaip jūs sureaguosite į ponios Norkienės argumentus? Iš esmės mes matyt, čia reakcijos nereikia, žiūrovai gali pamatyti, pasidaryti išvadas iš atsakymų. Tai ponia Norkienė mano, kad Seimo etikos komisija ir Seimas turi persekioti pranešėją. Aš taip nemanau, mes turime saugoti pranešėją ir Seimas, kada formulavo klausimus, jis mums ir uždavė vieną iš klausimų nustatyti, kokių veiksmų ėmėsi generalinė prokuratūra ir kitos tarnybos, kurios gavo pranešėjo kreipimąsi. Ir apie tai pranešėjas liudijo viešai, kad pranešėjas buvo atleistas, kad jis buvo persekiojamas. Dar daugiau pasakysiu, ponios Norkienės kolega Gaižauskas bandė praėjusią kadenciją inicijuoti ikiteisminį tyrimą dėl to, kad pranešėjas apskritai kreipėsi į mus. Tai čia labai aiškiai pasako, kad šita komisija yra nusiteikusi prieš visuomenę, prieš pranešėjo institutą ir jos tikrasis planas yra persekioti tuos, kurie atskleidžia aukštų pareigūnų, šiuo atveju prezidento, valstybės saugumo departamento, STT, generalinės prokuratūros piktnaudžiavimus. Bet aš tikiuosi, kad Seimas, kaip ir visa visuomenė, puikiai supras, kas čia vyksta ir ko siekia iš tikrųjų ponia Norkienė ir jos kolegos. Pone Norkienė, norėčiau, kad greitai dar sureaguotumėte į pono Bako žodžius apie jūsų nusiteikimą, persekioti ir panašiai. Aš tik prašau kolegos Bako tiksliai įvardinti faktus. Ne ponia Norkienės, čia ne ponios Norkienės sprendimas yra. Tai yra etikos procedūrų komisijos sprendimas, kurį aš turiu teisę ir privalau įgarsinti. Taip yra mūsų statute numatyta, kad etikos procedūros komisijos sprendimus įgarsina pirmininkė. Tai nežiūrint, ar ten mes balsavome vieningai ar ne, tai yra komisijos sprendimas. Ir apie tai jūs galite diskutuoti, bet tai nėra mano vienasmenis sprendimas ir prašau neklaidinti taip pat klausytojų. Pone Bakai, gerai, sugrįžkime dar prie etikos sargų išvadų, kur kalba eina apie jūsų nešališkumą, ar ne? Ir iš tiesų 2019 metais jūs dirbote Sauliaus Skvernelio štabe, žmogaus, kuris kandidatavo į prezidentus, ar ne? Tai galbūt čia tikrai nėra labai gerai, kad jūs buvote šios komisijos pirmininkas. Galbūt buvo galima tokių dviprasmybių išvengti. Tai pirma, mane į komisijos pirmininkų ne aš save pasiskyriau, mane paskyrė Seimas. Seimas manimi pasitikėjo dėl to, kad
aš buvau labiausiai įsigilinęs į tą situaciją, dirbau su pranešėjo istorija, kaip ir su kitais projektais. Ir čia reiktų pasakyti, jeigu jau etikos komisija formuluoja tokius kaltinimus, jie turi paaiškinti, kuo pasireiškia mano etikos pažeidimai, kur yra asmeninė nauda kažkokia, ne, kur yra asmeniniai interesai. Šiuo atveju aš atlikau tyrimą dėl viešojo intereso pažeidimo, dėl aplinkybių, kurias pranešė man kaip Seimo nariui ir komiteto pirmininkui tuomečiam pareigūnas dirbęs VSD pagal įstatymą. Ir matyti yra logiška, kad aš tą darbą tęsiu toliau ir noriu jį atlikti iki galo. Yra viena pusė, kurią atstovauja ir ponios Norkienės partija, ir kaip manom, jį pati, kurie siekia persekioti pranešėjai ir užgniaužti šitą istoriją. Ir jie tą darė 2019 metais, nes tuo metu Valstiečių sąjunga buvo valdančioji, jie atsisakė pradėti tyrimą dėl pranešėjo Seime. Manogi darbas yra vis dėlto neleisti šią istoriją užgesinti ir neleisti, kad tokie veiksmai, persekiojant pranešėjus, piknaudžiaujant įgaliojimais, kišantis į rinkimų kampanijas, kai tai daro specialiosios tarnybos, kad jie netaptų įprastą praktiką. Va čia yra ir yra mano interesas. Jeigu jūs jį galite vertinti, jeigu tai yra privatus kažkoks interesas, tai tada komisija turi labai aiškiai suformuluoti, kuo aš supainiau savo asmeninius interesus, kaip tai konkrečiai pasireiškia ir kokie tie asmeniniai interesai yra. Šiuo atveju to nėra. Tai yra tiesiog bandymas kompromituoti, aš manyčiau, patį parlamentinį tyrimą, kuris tikrai nustatė gana, tikrai ir visuomenę sujaudinusių aplinkybių ir nukreipti dėmesio nuo pagrindinių dalykų, kurios nustatė parlamentinio tyrimo komisija, į išgalvotas kažkokias naujas aplinkybės, panašiai į tas, kad komisija išviešino tai, kas jau buvo seniai išviešinta. Pone Norkiene, ar galite greitai atsakyti, jeigu trumpai taip, į pono Bako keliamus klausimus? Tai aš manau, kad tikrai ponas Vytautas, jisai supranta, kad etikos procedūrų komisija mes nenagrinėjam jūsų komisijos išvadų turinio, mes nagrinėjame tik procedūras. Ir dėl jūsų iš tikrųjų, vis tik Seimo narys priimdamas sprendimus, jis privalo vengti net šališkumo ar, sakykime, viešų privačių interesų konflikto regimybės. Todėl jūs dar būdamas 2019 metais vieno iš kandidatų į prezidentus štabo vadovų ir sutikdamas, dabar jūs pats sutikote užimti šitos laikinosios komisijos pirmininko pareigas ir dar tuo pačiu atlikti įvykių, kuriuose pats dalyvavote tyrimą, komisija vis tik mano, kad jūs čia vis tik pažeidėte šitos principus sąžiningumo, skaidrumo ir nesavanaudiškumo. Bet šiandien yra 24 metai, prie ko yra 2019. Tyrimas buvo ne apie Skvernelį, ne apie jo rinkimų kampaniją, tyrimas buvo apie pranešėjo pateiktą informaciją. Jūs sutikite, jeigu aš norėčiau kažkaip asmeniniam tikslam panaudoti tą informaciją, aš galėjau tai padaryti 19 metais, ją tiesiog išviešinęs. Ir tokiu atveju sukompromitavęs dabartinį prezidentą, aš to nepadariau. Aš norėjau teisinių kelių, perdaviau medžiagą generaliniai prokuratūrai, kuri net 5 metus nesugebėjo apklausti pranešėjo. Tai kaip susijęs ponas Skvernelis ir jo štabas su pranešėjo pateikta informacija ir dabartinių 2024 metais? Tai jūs bandote tiesiog sugretinti dalykus, kurie nesugretinami ir išgalvoti naujus faktus. Pone Norkiene, ar turite atsakymą ponui Bakui iš tikrųjų, jeigu tas asmeninis kažkoks interesas buvo, kodėl tada 5 metus laukta, ar ne tuo metu daryti kažkokie tai atitinkami veiksmai? Galėtų atsakyti pats tik kolega Bakas, kodėl jisai tiek laukia iš tikrųjų. Galiu atsakyti. Tai čia jūsų jau yra, jums klausimas, ne man kaip etikos procedūrų komisijos pirmininkai. Aš neatsakinga už jūsų veiksmus, kodėl jūs tą padarėte dabar ar anksčiau, tai klausimas jums iš tikrųjų. Tai. Bet jūs atsakinga už visų aplinkybių išsiaiškinimą ir jūs jų nesiaiškinot, o jas fabrikavote. Nes jeigu jūs aiškintumėte, jūs nesimėtikit tokiais kaltinimais, tai nesolidu iš tikrųjų ir nemanau, kad yra
vieta, kaltinimus. jūs tą galite padaryti teisinę tvarką, apskūsdamas mūsų išvadą. Pone Bakai, įskūsite? Į nuomonę. Tai žiūrėkit, iš tikrųjų man yra svarbiausia, kad atliktas tyrimas pasiektų savo rezultatą, kuriai šiuo atveju priešinasi kai kurie etikos komisijos nariai. Dabar dėl to, kodėl aš 5 metus nesikreipiau, tai yra netiesa ir tą ponę Norkienę taip pat nutyli. Jinai puikiai žino, kad būdama Seimo nare, kad 2019 metais aš kreipiausi ir į partiją, ir į frakciją, ir į Seimo valdybą, kad būtų pradėtas tyrimas dėl pranešėjo pateiktos informacijos. Ponios Norkienės partija tuo metu atsisakė tai padaryti. Pone Norkienė, žinomi jums šie faktai buvo, kad ir į frakciją buvo kreiptasi, ir į partiją buvo kreiptasi? Aš tik noriu pasakyti, kad ponia Norkienė neturi jokios savo partijos. Kolegai. Partija, kurią jūs priklausote, kurioje jūs esate, frakcija, kurioje jūs esate, turbūt taip reikėtų sakyti. Taip. Bet šiandieną mūsų etikos procedūrų išvada yra visai ne apie tai, ką dabar kolega sako. Taip, jisai kreipėsi, buvo sprendimai, mes to kaip etikos procedūrų komisija nenagrinėjome šitame tyrime. Mes nagrinėjome visai kitu aspektu ir aš manau, kad mes šiandieną kalbame apie tai, o neprisimename, kas buvo ir kada. Gerai, ponė Norkienė, aš dar kaip suprantu, etikos ir procedūrų komisija dar turi ne vieną skundą, dėl kurių nagrinėjimo bus svarstoma, ar ne? Taip, šiandieną pradėjome dar vieną tyrimą, gavę prezidentūros kanceliarijos prezidento patarėjo kreipimąsi, komisija nusprendė pradėti tyrimą, paskyrėme išvadų rengėjus ir jie rinks medžiagą ir atliks tyrimą. O tai koks yra prašymas iš prezidentūros? Kuo grindžiamas tas skundas? Jie prašo mums išsiaiškinti, ar tenais išvadoje nurodyta yra melaginga informacija. Tai tą komisija ir atliks. Melaginga informacija apskritai visose išvadose, ar ten kažkokie tai konkretūs fragmentai yra? Aš dabar jau negalėčiau konkrečiai detalizuoti, tiesiog bus atliktas tyrimas, bus išvada ir tada turbūt išsamiau galėsime apie tai diskutuoti, apie tą skundą. Pone Bakai, jūsų komisijos išvados Seime priėmimo stadija, pateikimo, stadija praėjo, svarstymo stadija praėjo, liko dar viena stadija. Kaip jūs galvojat, dabar etikos sargų šitos išvados kažkaip gali pakenkti tolimesniai eigai? Mano galva, etikos komisijos šitų sargų, kurie balsavo, įskaitant ponę Norkienę, tikslas pagrindinis kompromituoti šitas išvadas. Ta daro prezidentas, sulygindamas su Stalino komisija. Matyt, reikėtų tada pagalvoti, kaip vadinti etikos komisijos veiklą, kuri kūrė aplinkybės. Ne? Pagrindinis tikslas yra kompromituoti šios komisijos išvadas. Jie sako, kad mes pačių išvadų netyrėm. Jie bando visuomeniai paaiškinti, suvelti situaciją ir parodyti, kad čia yra kažkoks tarpusavio santykių aiškinimasis, įskaitant ir neva komisijos nustatytus pažeidimus, ir tokiu būdu siekiame dėmesį nukreipti nuo nustatytų aplinkybių apie žvalgybų pažeidimus, apie pranešėjo pažeidimus, prezidento aplinką. Aš tikiuosi, kad Seimas ir visuomenė kritiškai vertins, kad tam tikros aplinkybės tiesiog negalima suderinti, kad apie išviešinimą pranešėjo aplinkybė yra išgalvota. Ir vis dėlto mes atsisuksim esminės mūsų atlikto tyrimo išvadas ir pasiūlymus, ir Seimas priėmimo stadijoje, paskutiniai stadijoje mūsų išvadom pritars ir mes galėsim pradėti rimtus pokyčius, apsaugant pranešėjo institutą ne tik nuo savo tiesioginių darbdavių, apie kurių veiklą praneša, bet ir nuo tokių politikų, kurie bando politinėmis priemonėmis persekioti pranešėjus ir kurpti jiems tam tikrus procesus. Tai gerai, jeigu išvadoms paskutinėje stadijoje būtų pritarta ar ne, tai tada reikėtų kalbėti apie tam tikrus įstatymų pakeitimus, bet jeigu išvadoms nėra pritariama, ar ne, tai kas tada? Belieka šnipštas iš viso tyrimo ir visų išvadų, ar ką tada reikėtų daryti? Per garsų žodžiai, kol kas išvados yra pritarta, tie Seimo nariai, kurie susipažino su turiniu, įskaitant ir opozicija, neturi iš esmės neginčia jų turinio.
Tai aš manau, joms bus pritarta ir priėmimo stadijoje ir neturiu pagrindo tuo abejoti. Tai nemanot, kad etikos ir procedūrų komisijos išvados kažkaip tai gali pakenkti jūsų komisijos išvadoms? Seimas yra tarp pasirinkimo, kurioje pusėje. Ar vis dėlto stoti į žmogaus teisų pusę, ar stoti į mūsų demokratijos pusę, ar į piknaudžiavimo, teisinio nihilizmo pusę, apie pranešėjų persekiojimo. Tai čia bus vertybinis pasirinkimas. Ir aš manau, kad iki šiol Seimas tą pasirinkimą padarė tinkamą, Seimo dauguma, ir mes tuo keliu eisime toliau. Pone Norkiene, šiaip atsidarius balsavimo rezultatus, kad ir svarstymo stadijoje, ten labai aiškiai šiaip iš tikrųjų yra matyti, kaip balsavo valdantieji ir kaip balsuoja opozicija. Ar ne, kur valdantieji tai žali taškiukai, kur opozicija tai raudoni taškiukai. Ar jums netrodo, kad kalbant apie laikinosios tyrimo komisijos išvadas ir tai, kaip yra Seime balsuojama, kad tai vėlgi yra galbūt tiesiog pozicijos ir opozicijos kova, nekreipiant per daug dėmesio į pačių išvadų turinį ir detalės. Ar nėra taip? Aš vis tik tikėčiausi, kad tai yra apie turinį, bet labiau tikėtina, kad tai yra labiau, kaip jūs ir minėjote, antra versija. Tai todėl tas toksai taškiukų tos spalvos jos labai ir išsiskiria. Iš tikrųjų, vis tik opozicija nedelegavo savo netgi kandidatų į šios komisijos darbą ir tą poziciją išsakė dar formuojant šitą komisiją. Pone Bakai, labai trumpai 20 sekundžių iki laidos pabaigos, kaip jums atrodo, ar nėra tos išvados irgi tapusios tiesiog politinių kažkokių žaidimų, nekreipiant dėmesio į turinį aukomis? Aš dar galiu pasakyti, kad tie, kas susipažįsta su išvadų turiniu, netgi ir didžiausi kritikai nedrįsta to turinio neigti arba kritikuoti. Tai yra gana pavojingi valstybingumui, mūsų institucijoms dalykai, reiškiniai. Tai, kad bandoma tokiom komisijom stabdyti tų išvadų priėmimą ir svarstymą, ta prasme, jie patys rašo, patys tyria, kalbu apie partijas, tai rodo bandymą būtent opozicijos politizuoti šį procesą ir padaryti jį tokiu tarpusavio, tokiu nereikšmingu, tarpusavio politinę kovą, nors pats tyrimo parlamentinio prigimtis yra aiškintis aplinkybės, kurios yra itin svarbios visai visuomeniai ir siūlyti sprendimus, kad visuomenės interesas būtų apsaugotas. Tokios tos išvados ir yra. Taip, pone Bakai, ačiū Jums, mūsų laidos laikas jau baigėsi, tai buvo Seimo narys Vytautas Bakas, ačiū Jums, kad dalyvavote, taip pat Aušrinė Norkienė, Seimo narė, Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė, ačiū ir Jums. Tiek šiandieną laidoje apie etikos sargų išvadas dėl laikinosios Seimo tyrimo komisijos išvadų, kaip tenai toliau pasisuks reikalai, mes jau pamatysime Seimo posėdžių salėje ir gali būti, kad visai ir greitai tai įvyks, tai stebime, laukiame ir pranešame. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki.